Labą dieną, mūsų tikrai mėly, o man nedzin žiūrovai, labai dėkojam jum, kad tikrai pilietinę pareigą, mes ukmergiečiai atliekam. Kiek skambučių, kiek atsiliepimų, komentarų, vadinasi, laidelė reikalinga, nes daugeliu jau ukmergiečio pastebėjom, gyventi ukmergiai taip, kaip gyvenam, yra nedzin. Ir kai man kažkas tai kažkada anksčiau minėjo, sako, žiūrėkit, dzinguliukai, a jūs nepritrūksit dzingulių? Kartais irgi susimastydavau. O gal žiūrėkit, vieną kitą padzinguliuojam ir pasitvarko. Aišku, kai kam dzinguliuok, nedzinguliavęs, seniūniai ar kam, storą odą, niekas nekreipia dėmesio. Ir visai atsitiktinai pakvietė mane į susitikimą darbo partijos, susitikimą su partijos, taip sakykim, vadais, partijos pirmininku Partai dienose Valentinu Mazuroniu, Seimo pirmininkė mūsų Loreta, daugelį rajono tarybos narių darbo partijos dalyvavo tame susirinkime, susijėjime prieš rinkimus. Ir vien tik tai pasėdėjus nepilną valandėlę tam susitikime, 5 dzinguliukai ir gimė. 5 laidas jau ir 5 laidas galėsim drąsiai ruošti. Viena laida jau čia atskira turbūt turės būti, kad buvęs mūsų Seimo, mūsų meras pareiškia, po 2, maksimum 3 metų Ukmergės nebepažinsim. Jo, iš kokios pusės neaišku. Seimo pirmininkė pasakė, kad pakvietė ir aplankys mūsų Ukmergę šventasis tėvas popiežius Pranciškus. Savivaldybės tarybos ūkio komiteto pirmininkas mane nustebino, kad net jisai nežino, iš kur atsiranda tie mūsų grandioziniai, kaip aš sakau, kvaili tiltai į nuotekus, per autostradą. Kas ir kodėl ką tik tai renovuota ir naujai buvo asfaltuota kelią į Deltuvos miestelį, išdraskė ir dabar naujai tiesia. Aišku, kaip bebūtų, nežinojo ir kas tas trinkeles dėjo ant Graužiečių kalno. O aišku, partijos pirmininkas, kaip ir priklauso, nubarė miesto bendruomenę, kad jinai nesitvarko, negali pati sutvarkyti šaligatvių, gatvių ir taip toliau, ir dobėtų mūsų gatvių. Ir pareiškia, kad patys miestelėnai turi susitvarkyti, išgražinti savo miestą, nes ir pagal toks ir principas darbo partijos vadas teisingai sako, vieni dirba, o kiti užsidirba. Įdomu buvo pasėdėti, ir kiek jau laidelių galėsim ruošti. Bet šiandien, aišku, visus perspjovė tam susirinkime mūsų rajono vadas, caras Aleksandras, kaip jisai prisistato kartais, mūsų rajono meras. Kai pareiškė, kad jeigu kažkurio vienoj nesenai laidelėje mes sakėm, lyg tai pritrūkom vizijų kariniam miesteliui, tai pareiškė, kad vizijos yra. Gal nuvažiuosim ir į tas vizijas, ir į vietą dar pabūsim, bet tai, kad čia bus kotedžai, iš paukščio skrydžio galėsim Ukmergėje Lietuvą pamatyti. Ir bet tik iš paukščio skrydžio, kai skrisim iš namų, iš gimtosios Ukmergės, dirbti ar uždarbiauti į Londoną, ar dar kitas šalis. Ir galėsim praskrisdami
pro Ukmergę, atsisveikinti su Lietuva. Nereikės toli ir važiuoti. Na, o pagrindinis dalykas, bet čia jau gerbiami žiūrovai ir aš jau tvirčiau atsisėdu kėdėn ir laikausi. Jo, viena vizija pritrenkia mane galutinai. Jeigu bus tenai, kaip minėjau, kotedžai, bus Lietuva mini Ukmergėje ir, o žinot, kas dar bus? Inovacijų kažkoks tai centras. Kažkoks neaišku, nes kaip meras ir pareiškė, tai yra labai didelė komercinė paslaptis, kurią saugot turbūt turėsime kaip karinę paslaptį. Nes nedaug dievė, jeigu kartais kiti rajonai sužinos ir nukopijuos. Nes tame inovacijų centre gamybinės apimtis bus pasiektos tokios, kokių neturi net mūsų kaimynai Jonavos Achema. O čia tai pritrenkia galutinai. Ohoho, tai kaip mes suklestėsim. Bet kadangi karinė paslaptis, komercinė karinė paslaptis, dabar ir galvojam, tai kas ten bus? Kadangi mūsų Loreta pakvietė šventąjį tėvą Pranciškų pas mus atvykti į Ukmergę, o gal tenai bus šventojo tėvo atvykimo aikštelė ir rezidencija. Aišku, daug pritrauk žmonių, aišku, geros inovacijos. Kas dar gali būti? O gal ten gali būti, kadangi karinis miestelis ir galėtų būti NATO ryšių vadavietė perkelti iš Briuselio pas mus į Ukmergę. O kodėl ne? Mūsų meras, taigi baigęs Uljanovsko aukštąją karinę ryšių komanditinę mokyklą ir aptarnavo jau Ukrainai, Odesoje konkrečiai, vyriausybinį ryšį. Ar sunku jam bus aptarnauti ir Briuselį? NATO kariuomenė? Man atrodo visai nesunku. Tiek sugalvojom porą. O jūs, ukmergiečiai, ką galvojat tenai turim padaryti, kad mes perspjautume tą Jonavą su visom Achemom, Anykščius su visom jų lajom ir su visokiais ten, kas ten, spa ir taip toliau. Einam lažybų. Kas atspės mūsų mero gilę mintį, viziją, su kuria jisai nenori pasidalinti su mumis ukmergiečiais. Ir tiem, kam nedzin, kaip mes gyvenam Ukmergėj, siūlykit. Einam lažybų. Kas geresnį inovacinį projektą pasiūlys ir paprašysim pabaigoj lažybų, aišku, laimėtojas, kas turėtų būti, nuspręs, tegu žiūri komisija ir pirmininkas mūsų meras, caras Aleksandras Rolandas. Man nedzin. Dalyvaukim lažybose.